Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje Šviežios idėjos su Lidl mes turime dar vieną žvaigždę ir šiandien jį bus paprika. Paprikas pjauname pusiau ir išimame seklytes. Išdėliojame ant skardos. Paprikas dedame į orkaitę 180 laipsnių temperatūroje 40 minučių. Kol paprikos kepa, pasiruošime daržovės. Į puodą pilame šiek tiek aliejaus. Į kaitintą aliejų keliauja česnakas. Morkas taip pat susismulkiname. Susismulkinam salierą. Mūsų paprikos iškepė. Ką padarysime dabar, tai nusilupsime odelę. Jeigu odelė sunkiai nusilupa, aš siūlau uždengti su folija ir palaikyti 10 minučių, kad paprikos šiek tiek pašustų. Paprikas dedame į puodą. Dabar pilame sultinį ir paliekame mūsų sriubą pasitroškinti. Kol sriuba troškinasi, pasigaminsime skrebutę. Pjaustome brioš duonelę, išsidėliojame ją ant skardos, brioš apibarsome feta sūriu, šiek tiek druskos, pipirų, na ir aišku alyvuogių aliejus. Skrebučiai keliauja į orkaitę 5 minutėms, na o mes tuo metu susitrinsime mūsų sriubą. Sriubą pilame į puodą ir nuskaniname druska bei pipirais. Šaukštelis grietinės, keli lapeliai baziliko. Šalia brioš skrebutis. Dar vienas skanus ir šiltas patiekalas ant mūsų stalo. Na, su manim pasimatysime Šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.